Dar liks turbūt paskui. I'm a little bit shorter than the last person who stood behind this podium. Na, aš esu šiek tiek mažesnio ūgio nei prieš mane kalbėjęs pranešėjas. Taigi aš paskaitysiu įžanginį pranešimą šioje diskusijoje, papasakosiu apie tai, kas yra daroma, o tada paliksiu šią sceną kitiems žmonėms ir diskusijai. Šiek tiek pakalbėsiu apie CO2 pėdsaką maisto sektoriuje. Pirmiausia, pristatysiu poveikį klimatui, kurį daro maisto sistemos. Taigi maždaug 50% žemės yra naudojama žemės ūkiui, 73% miškų naikinimo, 80% biologinės įvairovės praradimas, 70% vandens naudojimas, 78% eutrifikacija ir panašiai. Tačiau aš šiandien daugiausia dėmesio skirsiu klimato kaitai ir žmogaus sukeltiems taršos išmetimams. Galima būtų pasakyti, kad daugiausia poveikio pasijunta gamybos etapu, tai yra žemės panaudojimas, žemės paskirties keitimas, skiriant ją žemės ūkiui. Tačiau ne visi produktai sukelia vienodą taršą. Šioje skaidrėje galite susidaryti įspūdį, kokie produktai išskiria daugiausia CO2. Čia matote vidurkius, taigi matote, kad gyvulininkystės produktai, ypač mėsa, jautiena, išskiria daugiausia CO2 nei augalininkystė ir tokie atrajotojai kaip galvijai taip pat išskiria daug daugiau CO2 nei auginant, pavyzdžiui, paukščius ar kiaules. Tačiau taip pat reikėtų atkreipti dėmesį, kad ir gamintojai labai smarkiai skiriasi. Skirtumų gali būti ir vienoje šalyje. Todėl mes pažymėjome vidurkius ir matote skalę tarp 10% geriausiai ir 10% blogiausiai dirbančių gamintojų. Čia turimas galvoje jų paliekamas CO2 pėdsakas. Ir mums reikėtų vis dėlto pereiti nuo tų vidurkių ir kalbėti apie specifiką. Jeigu turėtume konkrečios informacijos, tai galėtume pritaikyti tam tikrus svertus, galėtume paraginti žmonės pereiti prie mažesnio poveikio produktų kategorijų, galėtume paskatinti pokyčius ir pačiose kategorijose, kad būtų pereita prie geriausiai besielgiančių gamintojų ir taip pat mes galime teikti paskatas gamintojams, kad jie pereitų prie mažesnio poveikio kategoriją. Taigi, štai ką visą tai reiškia. Pirmas svertas, kad reikėtų eiti žemyn šiame sąraše, bet žinoma, negalima vieno recepto pritaikyti visam pasauliui. Kai kur, pavyzdžiui, reikia daugiau baltymų, kai kur suvartojama per daug paukštienos. Galima judėti ir kita kryptimi. Gamintojų grupėje būtų galima paskatinti poslinkius prie geresnių gamintojų, taip pat galima daryti poveikį ir vartojimui. Yra daug viešųjų ir privačių iniciatyvų, kurias įgyvendinant taikomi tie svertai, pavyzdžiui, skatinama pereiti prie ekologiškesnių pirkimų, prie kitokių iniciatyvų. Tačiau svarbiausias dalykas, jeigu norime švelninti poveikį klimatui, reikia sugebėti įvertinti tą poveikį. Neįmanoma jo sušvelninti, jeigu negebėsime jo įvertinti. Ir čia, siekiant pažangos, reikia kelių dalykų. Pirmiausia, turime suvokti poveikį CO2 pėdsakui produkto lygmenių, taip pat reikia suprasti poveikį įmonių lygmenių, čia turiu galvoje ir ūkius, ir kitus tiekimo grandinės subjektus, ir taip pat turime žinoti, kokį poveikį daro mūsų veiksmai, kas daro didžiausią poveikį. Tos informacijos mums ne tik reikia, kad ta informacija būtų nuosekli, kad būtų galima lyginti šalis tarpusavyje, reikia, kad informacija būtų skaidri ir patikima. Gera žinia ta, kad matome jau daug veiksmų šioje srityje, tų veiksmų yra daug, todėl, kad yra 3 skatinamieji veiksniai. Pirmiausia, paklausa. Tai yra vartotojų
paklausa, būtent vartotojai priima sprendimus, taip pat investuotojų, vyriausybių ir pilietinės visuomenės skatinama paklausa. Taip pat matome ir pasiūlą. Paklausa skatina žmonės kurti naujus skaičiavimo metodus, naujas duomenų priemonės, naujus technologinius sprendimus, platformas, nes iš tikrųjų daug kas yra daroma skaitminėje erdvėje ir taip pat skatinami ir nauji atskaitomybės standartai. Čia turiu pasakyti, kad vyriausybės viešasis sektorius jau dabar daug daugiau galvoja apie tiekimą, apie atsekamumą, apie skaidrumą tiekimo grandinėse ir formuojant politiką siekiama mokėti ne už procesus, ne už gamybos veiksnius, bet labiau už rezultatus. Ir mano kolegos, pavyzdžiui, parengė dokumentą pavadintą Fast and Furious. Tas dokumentas gavo tokį pavadinimą todėl, kad jau yra daug atliekama veiksmų, tačiau jie siejasi su tam tikra rizika. Visų pirma, dabar labai gausėja įvairių su CO2 susijusių etikečių ir matome, kad vartotojai vis labiau renkasi produktus pagal tai, kas yra tose etiketėse. Jie renkasi tvarius produktus, kuriuos laiko tvariais. Tuo pačiu metu matome, kad tose etiketėse yra apžvelgiami įvairūs aplinkosauginiai rezultatai. Tokia informacija yra labai populiari tarp vartotojų, bet ar mes žinome, ką ta informacija reiškia? Jeigu ji lemia vartotojų pasirinkimus, labai svarbu, kad ta informacija būtų prasminga ir tiksli. Tačiau spaudimas ateina ne tik iš vartotojų, jis ateina ir iš pasaulinių investuotojų. Čia matote vienos iniciatyvos pavyzdį, tai yra FE iniciatyva. Ji vienija daug pasaulinių investuotojų. Jos vertė yra 70 trilijonų JAV dolerių. Toks turtas yra valdomas ir čia yra siekiama didinti baltyminius produktus gaminančių įmonių rizika, čia vertinama rizika ir bandoma išsiaiškinti, ar įmonės yra pasiruošusios. Ir tai siejasi su tuo, ką sakė Augustas. Jis kalbėjo apie tvarumą aplinkosaugos, ekonominių ir socialinių požiūrių. Taip pat svarbus veiksnys yra ir mažmeninės prekybos įmonės. Čia matote tuos mažmenininkus, kurie teikia ataskaitas apie vadinamuosius Scope 3 rodiklius. Tai yra rodiklis apimantis visą tiekimo grandinę. Kai kurie iš rodiklių yra susijęs su teršalų išmetimų mažinimu. Kiti rodikliai tiesiog susijęs su mokslinių emisijų vertinimu, bet tai yra labai svarbus skaitinamasis veiksnys mažmenininkams. Kitas veiksnys yra vyriausybės. Pavyzdžiui, Jungtinės Amerikos valstijos pateikė pasiūlymą, kad įmonės, kurių akcijomis prekiaujama JAV, pateiktų savo rezultatus pagal Scope 3. Taip pat yra ir direktyva ir taip pat ženklinimas apie ekologiškumą. Ir čia yra numatyta iniciatyva, kad turi būti išnagrinėtas visas produkto gyvavimo ciklas. Taigi šioje viešosios politikos aplinkoje matome tam tikrą ratą. Yra keliami reikalavimai įmonėms teikti ataskaitas, tai paskatina vartotojų susidomėjimą, jie skaito etiketes ir sprendžia, ar pirkti produktą. Čia matote labai supaprastintą vaizdą, kad įsivaizduotumėte, kas vyksta. Nuo bendro pobūdžio dalykų mes pereiname prie specifinių. Kairėje pusėje pavaizduotos įmonių lygio iniciatyvos, dešinėje produktų lygmens iniciatyvos. Tokią schemą mes parengėme, kad pateiktume jums lyg ir tokį žemėlapį to, kas vyksta.
Taigi tokiu baziniu lygmeniu yra bendrieji reikalavimai, tarptautiniai apskaitos standartai, taip, IFRS ir taip pat ISO standartai. Tai yra toks bendro pobūdžio atskaitomybės standartas susijęs su gyvavimo ciklu. Antrame lygmenyje mes kalbame apie iniciatyvas, kurios yra nukreiptos į šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimų mažinimus. Čia taip pat yra ir ISO standartų, ir kairėje pusėje yra įmonių lygmuo, dešinėje produktų lygmuo. Toliau PACT. Pagal PACT yra teikiamos išsamesnės gairės įmonėms, kaip reikėtų teikti ataskaitas pagal Scope 3. Tai vis dar yra bendras lygmuo. Toliau periname prie dalykų, kurie yra labiau susiję konkrečiai su žemės ūkiu. Šiltnamio efektą sukeliančių dujų protokolas. Protokole yra pateikiamos gairės, kaip mažinti CO2 išmetimus žemės ūkio sektoriuje. Taip pat yra ir FAO gairės skirtos gyvulininkystei. Dar aukščiau yra dar konkretesni reikalavimai. JAV pieno gamintojų asociacija teikia labai konkrečias gairias pieno gamintojams. Matome ir panašių iniciatyvų iš Tarptautinės pienininkystės asociacijos ir taip pat yra ir globalus tvarios jautienos aljansas. Ir pačiame viršuje jau turime ūkį, turime karvę stovinčią lauke. Ir čia mums kyla klausimas, kiek metano išskiria viena karvė. Ir būtent čia mes atsakymų ir neturime. Nežinome, kaip apskaičiuoti ūkiuose ar laukuose išskiriamo metano kiekį. Ir čia mes kuriame įvairius modelius, skaičiavimo modelius, siekiame sukurti tokią sistemą, kurią būtų galima pasinaudoti. Taigi vyksta labai daug veiklos, vyriausybės, verslai, vartotojai sako, kad viskas yra labai svarbu. Problema ta, kad iniciatyvų yra labai daug. Ir kyla rizika, kad viskas baigsis ne bendradarbiavimu, bet susiskaidimu. Ir susiskaidimas kelia pavojų, kad mums nepavyks įgyvendinti aplinkosaugos tikslų, o vartotojai sakys, kad viskas yra labai painu, nežinau, ką visa tai reiškia ir dėja mes galime prarasti tą vartotojų svertą. EBPO mes stengiamės galvoti, ar galėtume dirbti geriau, kaip galėtume suburti įvairius suinteresuotusius subjektus. Taigi pateiksiu tokį labai bendro pobūdžio pastabį. Tarkime, jeigu aš norėčiau savo šalyje pasistatyti ženklą, kad Julijos produktas yra tvarus, kas reglamentuoja šį dalyką, ar tai yra privatus sektorius ar vyriausybė? Ką aš turiu padaryti, kad, tarkim, galėčiau teigti, kad mano gaminamas mėsainis yra tvarus? Tokį patį klausimą užduoda ir kiti žmonės. Jie klausia, kaip tai vertinama ir kokia yra pasaulinė vertinimo praktika. Stengiamės dabar pradėti tokias diskusijas ir pradėti tokį darbą ir tai darome bendradarbiaudami su partneriais Pasauliniame ekonomikos forume ir EBPO. Mes klausėme partnerių, ką jie daro, siekdami įvertinti, išmatuoti teršalų išmetimus. Klausime jų, su kokiais iššūkiais susiduria. Ir daugiausia iššūkių kyla dėl to, kad egzistuoja labai įvairūs duomenų šaltiniai ir duomenų kokybė skiriasi. Be to labai didelis susiskaidimas. Visame pasaulyje yra 600 milijonų ūkių, labai didelė yra įvairovė, geografinė ir biologinė įvairovė. Taip pat kyla ir palyginamumo klausimas, kadangi taikomi skirtingi metodai, bet to turime labai daug mažų subjektų ir kyla klausimas dėl jų gebėjimo pateikti duomenis. Taigi, kai bandome kurti sistemą arba rasti būdų, kaip pritaikyti tam tikrą metodiką įvairiose šalyse, mes vadovaujamės pragmatiškų požiūrių. Mes norime susirinkti pakankamai patikimų duomenų, tobulų duomenų nebus, taip pat galvojame apie galimybes, įgyvendinamumą ir taip pat
siekiame sąveikumo, kad būtų galima bendradarbiauti skirtingoms šalims. Taigi mes kalbame su vyriausybėmis, su privačiu sektoriumi ir svarstome, ką galėtume padaryti, kad sukurtume tokias jėgas, kurias padėtų mums nutolti nuo susiskaidimo ir priartėti prie tikslumo, įgyvendinamumo. Na ir įvardėjau problemą, dabar leisiu kitiems ją spręsti.